gavome bodykitą pagaliau. Šiokį tokį. Sutriesta iki trėlės. Biški patriestas, biški paremontuotas, bet ledas ir štai mes išpjovėm jau vieną pusę kėbulo. Ne visai dar, ne visai, bet vat, keliausim maždaug, vat, kaip vat, tarėmės visi vat, iki čia va. Ir keliausim vieną pusę. Toliau čia bus fireballai, radikai, visokie ten tokie šujorinai. Tai taip va, Edvinas pažymi man kaip jautė. Aidas turėtų išimti garlaviną. Pasidaryti čia reikia vietos, nes ekstremalio sąlygos truputėlį daryti. Ukrainiečio bodykitas buvęs, o pirkai iš kur, iš Lenko? Šias. Kągi mes čia be jo litovcijai darytume? Barzdas audintume. Tokias va. O garlaviną išims? Ne! Vedimas stoja. For strongman, no problem. For strongman, no problem. Opa, matei? Opa, viso. Aidas yra garliokų meistras. Šitą užsiėmė po pamokinę veiklą. Virina kažkokį tai motociklo reimą. Reik šluoti. Kas tik griūna? Čia karboninės pas tave turi? Jo. Tai karboninės. Jo. Kaip tik tai nori, tu jas galėsi vartyti. Gaila, kad jų nedėsim. Jas bus kitas. Kodėl kitas? Su rėmų langu. Gruodžio 27 diena, vasario 2 diena, atvažiavom į garažą, reikia padirbėti, pasiruošti realiai Champion Fighterį naujam sezonui. Tai manau pradėsim, lemba raktus palikau, nu tai gal tada, nežinau, kitą dieną gal šiandien darbų užteks. Sezonui kaip ir nedaug liko jų pasiruošti, šiandien nemažai nuveikėm. Raktus reikia pasimti kitą kartą ir žiūrėsim, kas ten iš tų darbų likę. Tai iki susitikimo, būtinai sekit žiema garaže, sakiau šitą. Viso. Ačiū Čiampai už išsamų reportažą iš jo garažo, o daugiau dirbam toliau prie kėbulo, tai visą saloną, ką reikėjo po firewallo, jau kaip ir įsisiurbiau, įsivaliau. Dabar, aišku, reikės čia viską, šiaip dar visas žemės, visą kitą išsivalyti, kad čia nebūtų purvina, nes ruošiant dažymui. Kaip matot, lankai tokie yra tam tikros va vietos, kur virinimo siūlės buvo pagavę rūdį. Aišku, aš nušveičiau tai, bet iš karto supurškiau rūdžius ir išėjau, kad tos vietos daugiau nebandytų rūdyti ir tiek žinių. Tai šiandien planas toks. Dabaigiu valyti smalas, kurių neišvaliau pačioj pradžioj, kol dar buvo stiklas, nes kai rinkau iš pat pradžių mašiną, nebuvau išpjovęs stiklų, nes nemačiau poreikio iš tikrųjų, kai dėjosi rollbaras. O dabar, kadangi pilni lankai, išpjovėm stiklus, išsiemu likusias smalas, tada viską valau, dar šiaip ir patį kėbulą šveisiu, tiek saloną dar prašveisiu, nes ruošiam dažymui. Tai šiandien planas yra viską išsišveisti, išsivalyti ir grinai pasiruošti dažymui. Bandysim gal kažkaip mašiną pervežti į dažymo kamerą. Šiuo metu esu vienas, nežinau, ar kas nors atvažiuos pagelbėt, gal ne, o gal ir jo. Vienintelis minusas, kad lauke lyja ar linoja, nežinau, mašiną gal reikės kažkaip biškį kažko pridengti, kad vėl nepatektų tos drėgmės į vidų, nes labai čia sunkiai džiūna. Nu, nebent dažymo kamerą užsikaitinsiu ir palauksiu, kol gerai įkais ir išdžius. Tai va tiek žinių, dirbam. Tai šioks toks update'as, kad prisiminiau, jog aš turiu stiklaudinio panelę ir aš jos dar nepritaikęs. Prieš išvežant kėbulą į dažymo kamerą dar norėčiau prisitaikyti panelę, nes po to, kai nudažysiu lankus, labai nenoriu tos panelės čia bandyti pritaikinėti, jeigu kažką reikės pjaustyti, vėl dulkinti iš naujo.
dar toks darbas nusimato, kad išsišveičiu tą vietą, kur buvo gumos. Tiesiog sušiauš dažus, kad uždažius neatkiptų, neatšoktų, nu vienu žodžiu, kaip priklauso. Ir kas daugiau, tai kad eisim taikyt panelę, nes šitą buvau biškį pamiršęs, kad bus pas manęs tik klaudinė panelė ir ją reikia dar prisitaikyti ir nesinori nudažytų lankų subraižyti. Tai stay tuned. Nu va, panelė kaip ir vietoj, susišveičiau visą kraštą, visą šitą šoną, tiek ir susišveičiau, susišiaušiau realiai. Ir pasistačiau panelę, viskas ore, du varžtai čia, kiek įmanoma stengiausi atitraukti nuo krašto, nes kai eis stiklas, jeigu netyčia reikėtų nuimti, kad po to labai neužsižaist su to panelės nuėmimu. Faktiškai dar vairo vietą turi išsipjaut, nes dabar visiškai lygu. Tai manau, kad vairo vietą pjausim vėliau, kai jau gausiu vairolasdą ir kai motoras bus vietoj, kad žinočiau konkrečiai, kurioje vietoje išsipjaut. O dabar apačiai irgi pasidariau tokius laikiklius, prilaikyti šitą dalį. Viskas, kaip sakant, ant 4 varžtų, greitai nusijama, jeigu reikės, plus geras priėjimas prie provotkės, jeigu reikėtų kažką daryti ant smūgio, ieškoti kažkokių galų, jeigu kažkas neveiktų, jeigu kažką sudegintume arba kažką būsiu netai pajungęs ir kažkas tai išeitų iš savo rikiuotės. Tiek žinių. Prisiminiau, kad dar visiškai galinio bodžio bodykito nesu primatavęs naujo, nesu skelių pasidaręs. Norėčiau turbūt tą darbą irgi atlikti dar iki dažymo, kad po to čia su tuo stiklo audiniu per daug nežaist. Biški valymo darbai visi salono atsikelia į vėliau, o dabar einu dėt bodžio. Šiaip iš tikrųjų jau pakankamai vėlu. Net įdomu, kiek čia tų valandų. O, taip vėlai, kad jau anksti. Tai vienu žodžiu, nežinau, 2 valandos, ar čia dar kažką daryti, ar važiuoti namo. Nu, matysim. Persikeliam į kitą kadrą ir žiūrėsim, ar aš čia dar tą pačią dieną montuoju tą bodykitą, ar jau kitą dieną. Tai tiek žinių, tam kartą.